Dėl bendramžių patyčių gali pasijusti atstumtas ir prislėgtas. Kartais būna taip liūdna, kad atrodo, jog geriau visai nebūti. Tačiau tai ne išeitis. Pats jausiesi geriau ir galėsi padėti draugams, jei žinosi, kaip apsiginti nuo patyčių. Internete taip pat gali susidurti su patyčiomis. Nemalonūs laiškai, šiurkštūs įžeidžiantis komentarai ar atvirkščiai atstumimas čia itin skaudus. Neskleidžiama informacija akimirksniu pasiekia daugybę vartotojų. Nuo jos sunkiau atsiriboti. Patyčių gali sumažėti, jei į pavienes erzinančias žinutes ar komentarus tiesiog neatsakinėsi. Pradžioje gali būti nelengva, tačiau įsitraukti į patyčias tikrai neverta. Išnaudok ir interneto galimybės. Daugelyje bendravimo programų yra vartotojų blokavimo funkcija. Aktyvuok ją, kad išvengtum įžeidimų. Atsiriboti nuo nemalonių komentarų gali tiek Lietuvos, tiek užsienio tinklalapiuose. Štai, vos keli spragtelėjimai pele populiarioje vaizdų svetainėje YouTube ir skaitysi tik draugų komentarus. Kentėti vienam, tai yra pats sunkiausias dalykas ir kadangi patyčios tai visą laiką yra, kuomet stipresni naudoja prieš tave silpnesnį jėgą, tai apsiginti pačiam yra labai sudėtinga. Jei bendraudamas sulaukiai grasinimų sumušti, pasinaudoti tavimi ar trikdančių reikalavimų, nedelsk ir būtinai papasakok apie tai tėvams ar kitiems suaugusiems, kuriais pasitiki. Labai gerai yra kreiptis į tėvus. Sakyčiau, nemaža dalis vaikų patirdami patyčias nepasakoja tėvams ir kenčia vieni. Labai gerai yra kreiptis į mokyklos darbuotojus. Ir ar tai būtų auklėtojas, ar tai būtų direktorius, ar tai būtų psichologas, ar socialinis pedagogas. Jie gali padėti sustabdyti skriaudikus. Vienas iš būdų dėl užgaulios informacijos pašalinimo kreiptis į tinklalapio administraciją. Daugelėje tinklalapių bendrą tvarką prižiūri administracija ir moderatoriai. Jie stengiasi, kad nebūtų jokios įžeidžiančios informacijos, nepageidaujamų komentarų ir patyčių. Susisiekti su administracija labai lengva. Kaip pavyzdžiui, šiame tinklalapyje, kuriame yra mano anketa, yra patalpintas nepageidaujamas komentaras, kuris man labai nepatinka ir aš jį norėčiau panaikinti. Kaip aš elgiuosi, aš susirandu administracijos kontaktus ir matau, kad su jais galiu susisiekti keliais būdais. Tai būtent specialia forma patalpinta tinklalapyje, elektroniniu paštu, telefonu ir Skype programa. Panašiai, susisiekus su administratoriumi, nemalonaus turinio informaciją galima pašalinti ir iš užsienio tinklalapių. Jei jauti, kad dėl patyčių tau kyla pavojus, bet kuriame tinklalapyje gali visai panaikinti savo paskyrą ar pasikeisti slapyvardį. Jei patyčios nesiliauja ar virsta persekiojimu, reikia kreiptis į policiją. Iš tikrųjų, mes patarėme kiekvienam paaugliui aktyviai ginti savo galimai pažeistas teisės. Ir kreipimasis yra labai paprastas. Tiesiog pirmas būdas yra pakelimas telefono ragelio ir surinkti numerį 112, kuris yra nemokamas, ir informuoti policijos įstaigą apie pobūdį įžeidimų ar kitokio neleistino elgesio. Kitas būdas yra pasinaudojant šiuolaikiniam technologijom, tai yra elektroniniu paštu surinkti info@policija.lt, parašyti apie tai, kas vyksta jo atžvilgiu. Na ir trečias būdas yra kreiptis į nepilnamečių reikalų inspektorių, kuris yra aktyvus svečias kiekvienoje mokykloje. Taip, kad, manau, bent jau tais 3 keliais tas problemas galima pradėti spręsti. Jeigu patiri patyčias ir ieškai sprendimo, tai tikrai galima paskambinti į vaikų liniją telefonu, nemokamu telefonu 800 11111, kasdien nuo 11 iki 21 valandos darbuojamės ir taip pat mes teikiam pagalbą internetu.
galima rašyti anonimiškai apie savo rūpestį ir sulaukti atsakymo internetu. Internetas gali būti tavo draugas, jei ir pats elgsiesi draugiškai.